Labryt, antra diena iš mūsų viešbučio. Mūsų gerai skamba, ne? Tai va, pramegojom visus baseinų saunas, bet mes ir nenorėjome eiti. Ha, išdūriau. Karočiš, mano šukosinė yra aukščiausiam lygmenį. Čia pagal standartus visus. Įdytai. Tai va, dabar bus pusryčiai. Nemokami vėl. Nemokami ir kiek nori. Tai va, dabar eisim pavalgyti ir paskui, dar šiandien turėsiu važiuoti su Heineken šitais rėmėjais kažkur, nežinau, pasifotografuoti ar kažkoks interviu dėl šitos kelionės į Müncheną kitą savaitę. Tai gal kas ten bus, nežinau, gal jums parodysiu, jei galėsiu, o šiaip tai logino antrą dieną prasideda ir važiuosim ten. Tai jo. Sumuštinių fiesta prasideda. Sumuštinių fiesta. Taip, mes esam viešbutį, jau beveik susiruošim. Dabar yra 10:24. Dar pusryčiaujam savo pusryčius, nes be pusryčių nebus su ko ir dienos būti, nebus su ko valgyti pietų ir vakarienės. Taigi mes ruošiamės ir važiuosime vėl, nes važiuoti tai yra veikti, yra eiti prie gyvenimą ir iki. Gerai, draugai, taigi paliekam Gratą hotel, pirmoji naktis. Ir pirmoji diena, antroji diena prasideda, pirmoji naktis baigėsi. Taigi čia buvo kambarys, kur mes buvom. Šiaip žiauriai geras viešbutis, patiko kaip 3 žvaigždutės ir kaip už 45,90. Tai buvo tikrai neblogai, išjungiau elektrą, nes jau viskas. Taigi draugai, lėkiu į antrą dieną, o dabar paskambino man iš 15 minučių redaktorius, taigi važiavom su Heineken kažkokiais atstovais derintis dėl tos kelionės. Taigi jeigu galėsiu nufilmuosiu, bet dabar lėkiu ten, o tik paskui į loginą. Taigi čiau! Sveiki draugai, mes dabar einam į loginą. Į loginą atgal grįžtam, žiūrėkit ką gavau. Nežinau, ar matot. Champions League tiketas. Tai va, norėjau patikoti dar kartą visiems žiauriai už šitą jūsų balsavimą. Laimėjau šitą bilietą. Na, aišku, jisai netoks jie mažesni, bet čia yra tik suvenyras. Laimėjau, tiksliau laimėjau. Gavau dar 2 maikės ir kepurėlę, vienu žodžiu, iš logino grįšiu apsirengęs, galėjau plikas važiuoti. Tai va, čia yra televizijos bokštas, Vilniečiai nieko įdomaus, ne? Sako, dabar grįžtam į loginą. Kadangi logino metu yra nemokamas ekspres paštas Lietuvos pašto, tai išsiųsiu šitą visą suvenyrą į Klaipėdą. Tikiuosi, kad leis tokį didelį išsiųst. Jo, ir dabar su Heinekeno maike einu į loginą, sutiksiu su Arnu, o paskui 15 minučių dar paims interviu, taigi reikės atsakyti porą klausimų ir pasakyti, kaip laimėjau bilietus. Taigi susitiksim dar ten. Čiau. Antrą dieną startat, nusimečiu visą savo barakų makulatūrą. Dabar lauksim Oleg Šurajo pasirodymą stand-up. Ir einam nemokamai, aišku, pasirašint gerimus. Let's go, man. Here comes the music. Next we will hear a tech stand-up by Oleg Surayev. Unfortunately for me, it's in Lithuanian language, so I won't get any of the jokes. I will ask some of you to explain me later. So please, a big round of applause for Oleg. Welcome. Labas vakaras, ojojoj. Aš pripratau visą laiką, kad aš pasirodau vakare ir čia galbūt mano anksčiausias pasirodymas per mano trumpą gyvenimą. Iš tikrųjų, šita panelė pasakė, kad ji nesupranta lietuviškai ir nebūtinai pagaus visus bajerius. Žinok, nebūtinai reikia suprasti lietuviškai, kad supras visus mano bajerius. Tai va, sveiki, login, labai malonu jūs matyti, gali biškai net paplotom, biškai drąsiau pasirodyti. Šiaip labai malonu, kad tarp rimtų pasirodymų bus ir mano absurdo humoro pusvalandis, kurį vėliau 16:30 pratęs Monika Šalčiūtė. Šiaip iš tikrųjų žiauriai malonu, kad mane pakvietė, bet žinot, mūsų rusus nebūtinai reikia kviesti, kad mes ateitum. Ačiū jums, loginai. Ačiū.
Tai va, buvom kol kas geriausiam pranešime, nors tai net nebuvo iš šis konferencija kažkokia su technologijom, buvo tiesiog stand-upas. Prikolai buvo, nusifotkinom su Olegu. Padarėm tai, ką reikia padaryti. Jo, užselfino Arnas, aš paprastą. Paprastuką. Mums dabar mes 1 valanda, dar pusę dienos maždaug liko, jaučiu įsidari kokį vieną arba antrą pranešėją šiandien, šiaip daug kas kartojas ir nėra iš tikrųjų ko naujo pažiūrėti, bet į Užkalnę eisiu aš. Jo, į tą reikia. Į Užkalnę eisim, tai jo. Nežinau, ar kas nors pažįsta, tai vat eisim ten ir gal dar kokį vieną surasim, nes viską jau vakar apėjom, viską laimėjom. Jo, kolonėlę sugadinom vieną. Tai va, tokia dienelė, kol kas viskas labai sėkmingai ir labai gražu. Toliau tęsiasi mūsų tripas. Dar bandysim gauti logauto bilietus, jeigu nežinau, kas yra logautas, tai ten yra apdovanojimai ir paskui būna tūsas, partis po viso logino didžioji salė, kiek suprantu. Taigi bandysiu gauti tos bilietus, nežinau, ar pavyks. Tikėkimės, kad pavyks, o jei ne, tai į viešbutį tiesiog gulėsim ir darysim video. Tai va, gerai, tada draugai keliaujam toliau, pažiūrėsim, kas naujo ir sutiksim dar. Tuoj apsivemsiu. Amdam, tai va, draugai buvom, tu eini į VC? O čia išpės buvai? Nueina. Tai va, buvom ne VC, dabar tik einam vienu žodžiu. Buvom dviejose konferencijose, tai buvo Andrius Užkalnis ir kažkoks dar vienas lietuvis, ne? Šnekėjo apie virtualią realybę, žiauriai buvo abidvi geros paskaitos, tai patiko. Dabar yra jau 3:30. Reikia praeiti žmonės. Praeinam žmonės, dabar jau 3:30, liko paskutinė paskaita Mintelės salėje to didžiausiai. Ir paskui lėksim į viešbutį ir dar nežinom, ar gausim logauto bilietus. Tai ar bus viešbutį vakaras, ar bus loginė, dar nežinom. Sužinosim už valandos 2 turbūt. Tai kol kas tiek. Čiau. Tai, kad ir kas įsiktų prie vartą vidurį. Dar vardas? Arnoldas ir Silvestras. Pasirodyk kamerą. Čia Arnoldas, šis Silvestras. Čia Silvestras. Piriau kartą į vidurį, šitas į šonus. Arnoldai dar nesidžiaug, dar neišmaišiau. 1, 2, 3, A, B ir C. B. Aišku, kad šį kartą apgavau. Čia reikia specialiai pasirinkti kitą kortą. Ir tikėtis, kad pataikysi vieną iš dviejų. Iš tikrųjų čia. Sakai, reikia kitą pasirinkti, kad... Negu atrodo, kad yra ta. Okei, tai žiūrėk, labai logiškai gaunasi. Žiūrėk, labai logiškai gaunasi. Jeigu sakai, reikia pasirinkti kitą negu iš tiesų, bet yra 2 variantai. Reikia tau nesakyti, super specialiai apgausi. Gaunasi geriau negu kazino. Visiškai easy. Tada padarom tik su 2 kortom. Ok, tik su 2 kortom. Bus dar ne. Žiūrėk, 2 kortos. Easy. Ar ne? Darau taip. Pem. 2 sekundės. A ar B? Jaučiu, kad čia. Gali būti, gali spėti. A, B ir C tada jau. C, ne? Ja. Ok. O tu kaip manai? Čia dabar kas atspės tą stato? Tai tu sakai C. Dviejų, nes vienintelė, kuri matė, tai šitą yra. Ne, sako C, jisai. Aš sakau čia. Tu sakai? Aš sakau A. A. Faktas, kad ne B. Čia jau yra geras ženklas. Bet paplotume šitam bičiui, jeigu C, ne? Nu, tu tai pirktum statytum.
nes ir ne čia. Aš jau sakiau, nu. Reikia tą, kurį mažiausiai tikėtina, atrodo. Kokį šitam vyrų. Perkanta. Japanese. Va, login antrą dieną baigęs, vis dar nežinom, ar varysim į logoutą. Jau nuotaika blogėja. Jau nuotaika vis blogyn ir blogyn. Bet gal kaip nors pažiūrėsim, dar nežinom. Ką tu čia darai? Pilais kažkokiais. Čia japonų krojas. Tai va, pabuvom šiandien buvo visai gera diena dėl pranešėjai geri šiandien buvo. Visai įdomu buvo klausyti. Vieną praleidom toks Google. O visa kita buvo labai nice ir jo, loginas tikrai užskaitytas, žiauriai geras dalykas. Rekomenduoju visi, kurie planuojate arba nenorėjote, nes bijojate važiuoti, planuokit jau kitais metais važiuoti, tikrai patari mane, tu patari. Aš trečią kartą sakau, Jis trečią kartą jau patari. Gerai ten šokinėčiuos. Valgys ar kažkaip. Pavydę. Tai šiandien į KFC, Subėjo ir Pizza Hut. Matai, kokį pasirinkimą? Manau, kad Subėjo. Subėjo. Arba viską. Ar pasiemam tos big ass, tą už 13 eurų, 2 sumuštekai? Ar net? Ar kažką? Tu manai vienai vietus valgysi 2? Kodėlgi ne? Aš neėdis norėčiau. Aš nežinau. Aš suvalgau tiek. Aš ant vandens negaliu gyventi. Supranti, kaip. Karoči, gal dar reikės iki to dar nueiti, kur magijos rodė. Tas kiets buvo. Gal dar parodys mums, iš mūsų žiūrovom, autografą prašys. Bet man atrodo, šitėlėkė kažkurios magijos. Kažkokios matytas man. Režistorius, nu, smagas kur matytas. Kažkur matytas. Čia kas per sušis? Jėzus, malynis vienas. Jo. Pažiūrėkit, kaip aš vilniu. Davai. Profas su... Opai, pirmas jau nėra. Tu laiką nuėmė, kiek mes čia varom? Kiek aš tiksliau čia varysiu? Šiau 8 minutę. Op, keistai būna. Nu, skonis. Aišku, skaniai nuėjo. Gerai nulinda. Leisim pabaigti. Šitam gyvuliui leisim pabaigti. Tai va. Nežinau, kur toliau važiuosim. Susitiksim vis tiek dar. Baba. Klaipėdos. Ne, aš iš Klaipėdos, o jie nežinom, nepadarėm. Nepadarėm, ne. Jums vyrai reikia lasdos. Jums reikia lasdos. Galėtumėt. Štai, jo. Tam yra rankos. Jo, tu padaryk, aš būsiu, kaip sakant, tas, kurį mane apipip. Čia jau reikinį, jo? Jo, galim. O gal varom kur daugiau šurmalių biškėti? Kas iš to? Tipo gražesnis fondas. Gerai. Mano fotikas neprėpė to šurmalių. Jis koncentruoja vieną dalyką. Supratau. Galim padaryti. Kokius euras? Kar. Tu ir išlaidus visi. Kar turi kažkokį kortą, kur žiūri. Raudonas šitas tūzas. Raudonas tūzas. Okay. Atrodė kamerą, šitą mėgstamiausią. Jūs tipo kaip ir blogų gaunate darote, ar ne? Okay. Mano mėgstama korta, žinai kokia, aš kaip tik čia turėjau. Aš labai mėgstu būgnam karą. Tūzas, jo. Iš tiesų. Ir mes turi greitą reakciją, ar aš pasidėtas Priklauso nuo situacijos. Ok, bet šiaip jeigu, pavyzdžiui, tu vairuoji, tarkim, dviratį ir šokiškas gatvė tada sustoji. Ne, aš galiu Važiuoji. Reiks 10 žmonių. Ir tavo užduotis, kad ir kas atsitiktų, sakyk, širdžių. Pusės. Bet taip. 10. Žaisim šitą žaidimą nežiūri, nors gyvenimas, nes mano yra būgnis, kur aš širdžiu. Gal net arčiau atėti, kur aš širdžiu. Pas mane? Pas mane. Pas mane. O dabar?
Nusek pas mane. Nu, atversk. Teisingai. Šiaip, jeigu būtų apsikeitę, tai aš būčiau žiauriai kietas. Kol kas to padaryti negaliu laikyk. Bet aš galiu padaryti vieną greičiausio judesių pasauliui. Žiūrėk, jis atrodo štai 1, 2, 3. Šiek tiek atpilduok. 1, 2, 3. Aš 2 kartus apkeičiau kortas. Kur yra širdžių, nežiūrint. Čia. Nes aš 2 kartus apkeičiau. Nu tai logiška. Logiškai. Bet ne visi patikė, aš manau, kad nelabai patikėjai. Bet slow motion gaunas taip, iš tikrųjų. Tai aš įdedu čia, gal kamera ir matės, aš su šitom ištraukiau. Jeigu pažiūrėti slow motion kamerai, laiky. Aš dariau žiauriai greitai, gal nepastebėt 1, 2, 3, dabar kaip manai, kur yra širdžių, viršų ir apačioj. Viršui. Būtų nustebęs, jeigu apačioj. Nustepčiau. Nu, atversim. A, nustebęs? Tai čia paimk būdų, žinai, nustebęs. Nu gerai, dar ranką nuos. Aš jau bijau. Dabar su pinigais. Viso, baigėsi logino oficialiai antrą dieną. Kaip oficialiai mes oficialiai baigėm. Mūsų. Sutikėtų Karolis eina, sausleipės nuo saulės. Skambino iš 15 minučių žurnalistė. Klausia, kaip laimėjau, tai draugai paminėjo ir jūs. Kad dėl jūsų laimėjau. Tai jo, ir dabar lekiam į antrą mūsų viešbutį. Į Europos Stay Vilnius. Stay with me. Čia oficiali to viešbučio daina, sakėm, bus. Mūsų logauto logauto daina. Dar laukiam logauto, gal bilietus gausim, bet jau maža tikimybė, nes nieks nieko nerašo. Nieks neparduoda ir, karočiui, jaučiu bus mūsų logautas, bus viešbutį ir aš editinsiu video, tai turbūt tiek. O dabar lekiam į stotelę. Reikia pagauti autiką. Kuo greičiau. Į Stay with me. Vso, tai va, kylam 4 aukštą bus mūsų apartmentsai. Apartments. Šįkart nenulinėm? Šįkart nenulinėm, bent jau tiek, bet užtat ne 007 suprantikė. Bet mes kol kas neliksim. Aš to, mes pažiūrėsim. Kur čia? Kad? Va, Arnai, čia. Ai, tai pirmas reiškia. Čia pridėti reikia. Nu, okei. Wow, man. And we in. And we in here. Like a motherfucking fuckers. Beautiful view. Beautiful view with a balcon, no? Horizontas tiesiog matosi. With no balcon, but langai is opening and that's good. I think. good shit, man. Blema, koks mini fucking hotel. Jaučiu. Ja, tai va, atvykom į naują viešbutį, palauk, čia šviesa, kur yra? Čia šviesa. Ei, neįsijungiat į pareigų kartačkas reikia? Jo, hotel card. Required. Čia yra prausykla. Jo. Toks miniukas galiu pasakyti. Žemės atsidaro. Eik tu sau. Fucking kidding me. Žiūrėt, sukti reikia? Jo. Antrose, karočiui. Tiesiog atvarėm į viešbutį, jau išsikraustim biškį. Dabar varysim vėl į miestą. Jaučiu, pavalgyti reikia. Ir dar nežinom, ar logauto bilietus gausim. Tai vien žodžiam tokios nežinios ir esam. O kitas dalykas, tai kad parodė, kaip veikia lova čia. Neblogai ką? Su garsiukais. Tai va. Su panašiai netvarys. Su panašiai netvarys, teisingai. Ok, tai jaučiu judėsim vėl pavalgti normaliai, kai žmogai. Ir tada arba čia atgal, arba vėl į loginą. Tai nieko vienu žodžiu nežinom. Škasim. Šitą dedam į Facebooką. Agirti maro šitą aš dėsiu į Facebook irgi toj
Reikia nusifotkinti. Biški pavalgysim. Kur čia pardavėjai? Akis pardavėm. Šokom. Sakė, jums tą, kurią nieks neima. Biški pavalgysim, palauk. Biški. Reikia padėti kolos buteliuką, kad jis... Gavom 2 bilietus į Lagautą, tai varysim į Lagautą turbūt. Ir jo, o dabar valgysim. This is fucking awesome. Tai va, pavalgėm su Bėjui, dar biški likus. Biški. Ir gavom 2 bilietus už 10 eurų į Lagautą. Dar įsidėjau ką tik į Facebooką nuotrauką su gera frazė, jeigu kas supras, tai pažiūrėkit. Paspauskit laiką, aš paspauskus. Ir jo, dabar žmonių nėra laukiamų, tik važiuojam greitai į viešbutį, pasidedam biški. Biški pasidedam su Vėjus ir tada lekiam į Lagautą. Pafilmuosiu, kas ten, nes net Arnas nėra buvęs, tai bus įdomu. Bus įdomu. Toks buvo ir jūsų vartotojų, ir komisijos verdiktas, kad štai tas trejetukas, iš kurio bus išrinktas vienas. Taip, 3 labiausiai nusipelnę Lietuvos internete YouTube kanalai. Tai Edvinas YouTube kanalas, bet Ridvinas praktiškai. Lithuania HQ ir Ežys. Paskelb. Comes the music. Boom, 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 boom. I'll shoot you right down. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow. Boom, 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 boom. I'll shoot you right down. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow. Išėjom iš Lagauto, galim pasakyti, nieko gero nebuvo, pažiūrėjom apdovanojimus, o paskui tiesiog fotkių pasirinkom, pasidariau nuotrauką su Vilniaus miesto meru Remigijum Šimašium. Tokią rožą tai nekokią, bet normaliai. Maždaug tu būsi kitas, kuris skris po manęs. Tai va, mes laukiam paskutinio autobusą, tikimės, kad jis nuveš ten, kur reikia, sakau, po kiekvieno, kai laukiam, tikimės, nes čia tai nežinosi, kur atsiprašom nuveš. Gal į kokius, nesakysiu net kur. Laukiam 16 troleibusą. Sėsim, važiuosim į viešbutį. Stay with me, because you're all I need. 16 troleibus. Tai va, oficialiai loginas baigtas. Rytoj grįžtam į Klaipėdą 11:30 yra traukinys. Tai dar rytoj tas logas tęsis pagal mane. Ir jo, tai dabar lekiam į šitą visą hotelį, tikiuosi be nuotykių bus ir stiksim ten. Karočią, nebėra autiko. 6 valandas dabar loftą lauksim, 5:30, pirmas autikas. Arnas žvengia už kadrą. Aš viską žiūriu. 5:31 pirmas autikas, paskui dabar yra be 15, 12. Nice land. Tiesiog, ką tu gali pasakyti? Nu, gaus kaip gausi, ne? Gaus kaip gausi. Ką žinau, praeisiu sumštis. Tiesiog. Čia tiesiog kaip iš bisbolkės per pautus gaut. Eik tu, na. Be feilų tai nebūna. Nebūna. Vieną sekundę bomžai, kitą milijonieriai. Kaip tapti milijonierių per sekundę? Vėlgi bilietus į Lypą. Su draugai grįžom, netikėjom, kad grįšim, iš tikrųjų grįžom su taksiai, su smart fucking taksi grįžom, jūs galite tikėti, su kreditinė kortelė taksi atsiskaitėm. Tai jo, biški, sumokėjom, bet nieko, viskas gerai, svarbu esam jau viešbutį, galvom iš viso, mes dabar yra, kiek dabar yra? Dabar yra po 3:15, kad nakties išvarė vėl visus iš to klubo.
Ir būtumėm laukti 2,5 valandos iki artimiausio autobuso, tai pradėjom ieškoti taksi, nes turėjom tik 5 eurus. Ir paskui iš giedro dangaus atvažiavo Smart taksi ir sakau, Arnai, žiūrėk, čia tas. Ir vis dėlto įsėdam ir mano kortelė suveikė. Gerai, kad turėjau kreditinę. Tu turi kreditinę? Nu, tai dar tavo būtų suveikus, bet vis dėlto. O tas jau kurkiuš, blė. Brasukas, blė. Grįžo jis jau. Tai va, loginas ir logautas oficialiai baigti tiek iš mūsų, tiek iš visų pusės, oficialios pusės. Dabar eisiu sueditinti pirmos dienos logino video vlogą ir turėčiau rytoj per pietus įkelti, jeigu negribau šito hotelio greitis internetu. Tai va, dabar eisim miegot, rytoj atsikeliam, dar pafilmuosiu antros dienos vlogą, jis tas pats kelionė atgal. Tai dar susitiksim rytoj ryte, o dabar einu praustis, valgytis, editint ir dar pamiegot kiek eis iki 8 ryto. Tai Čiau! Labas rytas, 9 valandos, Karolis miegojo 1,5 valandos, o video neįsikėlė net fucking 50%. Neįsirašė, net ne YouTube, net neįsirašė 50%. Kas yra gyvenimas? Tai va, ką tik atsikėlėm, reikia įtvalgyti pusryčius, į apačią paskui reikia dėtis viską, ką išsimėtėm viešbutį ir lėkti į traukinių stoti, o ten jau į Klaipėdą. Ką žmogus turi daryti, kai už 20 minučių tau išvažiuoti? Ir ką tau daryti? Ir ką? Ir ką daryti? Lyvinam Europos ir Arnas going to elevatorius. Atvarėme į geležinkelio stotį. Judam, eik, tu savo vos neužsiverčiam. Judam į traukinį. Už 15 minučių turėtų išvykti jisai, tai pačiu laiku atvarėme. Aš irgi pafinučiu. Jau išvykom iš Vilniaus, jau toloka nuo Vilniaus, kokia 5 km čia mažą. Jo, žiūrėkit kaip apsisaugo nuo saulės. Kaip aš padėsiu. Tai va, pasiėmiau arbatos, nes reikia suvalgyti bulkas, kuris pirkau. Čia dar kolonkė Arno, aš jau savo sulaužiau. Jisai nesulaužiau. Tai va, testukas. Jis dar kompą turi veikinti, aš nebeturiu. Man kompas nulūžo ir video liko įsirašyti per valandą. Tai nežinau, tikiuosi šiandien jūs pamatysite video. Jūs jau turėjot matyti jį, kad aš filmuoju. Tai va, tikėkime, kad viskas įsikiausia bus gerai. Tai važiuojam toliau, susimatysim dar turbūt. Pravažiuojam Šiaulius. Lekiam į Klaipėdą. 1,5 valandos liko važiuoti. Tai jo. Rodyk, ko nors gero. Kokį fintą. Kokį bairį gal susikelk, ką žinau. Nu, taigi ten esi jau prisišaudęs iš žurnalo. Parodom žiūrovom bent vieną prikolą. Nu reikia vis tiek. Ne, ten iš tų, žinai kur, perliukų jau vis tiek reikia parodyti. Čia palauk, žerdas. Čia jie taip gerai užslėpti, kad tu radęs galėtum tikrai pasisakyti. Na štai ir anekdotas radome, geriausia dalis. Nu, kalba vaikai gal. Nu, tai va čia pasiskaitykit, jeigu norėsiu sustabdysit,
Tai va, draugai, grįžau namo jau, pavalgiau, viską išsikraušiau, virš manęs jau matote ir bilietą padėtą viršui, kuris šiuose namuose jau bus neilgai, kaip pasakiau, išsikraustau. Taigi, toks buvo mano 2 dienų vlogas, kelionė į Logino 2015, įspūdžiai geri, kol kas neturiu ko skūstis. Na, galbūt pranešėjai ir šitos konferencijos galėjo būti ir šiek tiek stipresnės ir įdomesnės, bet iš tikrųjų buvo įdomių ir labai gerų ir tikrai nesiskundžiu. Už 30 eurų puikiai konferencija su puikiai žmonėmis ir puikiai praleistas laikas. Tikrai dedu didelį laiką šiai konferencijai. Taip pat norėjau pasakyti dėkui Jums, jeigu žiūrėjote šį mano 2 dienų vlogą. Nežinau, kaip sekėsi, buvo iš tikrųjų labai įdomu ir sudėtinga daryti tokį dalyką, taigi dėl to nepykite, jeigu kažkas ne taip, parašykite komentaruose, bet jei nepamirškite paspausti like, jeigu Jums patiko šie vlogai ir norite jų daugiau. Taigi antradienį skrendu tiksliau į Müncheną, kur žais Barcelona su vietos Müncheno Bayernu. Laikau kumščius už Bayerną, tikiuosi, kad įmuš tos 3 įvarčius ir išlygins rezultatą. Taigi sutiksime dabar jau Münchene ir iki to laiko, taigi iki.